Всем привет! Сегодня мы находимся около мола. И сегодня здесь большое мероприятие в честь 140-летия маяка. Вот, много народу здесь. Мы, как всегда, опаздываем. Многие люди уже идут назад, а мы идем еще вперед. Но я думаю, что не очень опоздали. Может быть, что-то увидим. Народу очень много. Много полиции. Регулирует движение. Так, ну смотрим. Где шоу? Музыка играет. Где шоу? Все чего-то ждут. Вот, может быть, я не сильно опоздал. А вот, смотрите, впереди какие-то эти есть. Какие-то актеры, видите? Впереди какие-то актеры. Идемте ближе. У меня есть такое впечатление, что сегодня мы встретим много блогеров. И даже может быть, встретим моего коллегу Ричи. Посмотрим. У меня такое ощущение. Я очень рад, что сегодня не опоздал. Я думал, что если вообще ничего не будет уже, когда приду. Потому что я опоздал, не знаю, примерно на 1,5 часа. Вот. Но, видите, люди есть. Все ждут. Никто никуда не уходит. Значит, еще не все потеряно. Снимем, что сможем. Видите, такое море Малтийское. Так, народу много. Я сегодня был еще в такой вот весенней курточке, но подумал, что сегодня будет холодно, поэтому переоделся в зимнюю одежду. Вот, я вижу, что не зря. Видите, все люди в капюшонах. Я думаю, что лазера пока не было, пока что еще довольно-таки светло. Сейчас, наверное, стемнеет и будет лазеры. Так. Видите, людей много. Очень много людей. И на самом деле, по-моему, не так было много новостей про это мероприятие. Многие могли, в принципе, пропустить. Так. Ой, этого человека я знаю. Он монах. Там около Даргона есть такая церковь. По-моему, Бенедикт там, что-то такое. Много где его встречаю. Факелы. Или что это такое? А может, какие-то лазеры тоже, какие-то лампочки. О, факелы. Всех получается. О, получилось. О, красота. Сейчас будет дыма много. И, наверное, включат лазеры, я так думаю. Я такие фокусы видел. Напускает много-много дыма. И потом лазеры видно в этом дыме. Так что мы пришли вовремя. Хорошо. Manęs jau nėra. Seniai neliko. Nemenkiausio ženklo. Griaunanti karo jėga baltą mano mūrą pavertė skeveldromis ir dulkėmis, kurias nuskandino Baltijos jūros vandenys. Это как бы говорит сам маяк. Kuriuo daugelį metų kviečiau svetingo Klaipėdos kranto link,
išliko tik pasakojimuose ir istoriniuose liudijimuose. Ar patikėsi, žmogau, kad ne akmuo, netvirtas mūras yra patikimiausia istorijos saugykla, o žmonių atmintis ir iš kartos į kartą keliaujantys pasakojimai apie romantišką, bet skaudžiuose istorijos virsmuose dėja pražuvusi baltąjį švyturį, daug metų rimojusi prie Klaipėdos uosto vartų. Baltas tomuo ir raudona šviesa. Ryškus ir nepertraukiamas spindulys, prasiskverbiantis net per tirštą rūką ar jaudrintų bangų mūšą, buvo mano savastis, mano misija, manoji kalba, kurią ir be vertėjų suprato kitų šalių laivavedžiai. Iš jūros pamatyta raudona švieselė būdraujančiam jūrininkui reiškia ne tik dar vieno uosto pavadinimą, bet ir krantą, užuovėją prie uosto krantinių, sėkmingą kelionės pabaigą ar bent jau tarpinį etapą ir išsvajotą atokvėpį, kam savose namuose, o pro šalį keliaujančiam ar pirkliui svetingame mieste. Šviečiau ir kviečiau į Klaipėdą nuo 1884 gruodžio 16. Šiandien leiskim fantazijai nunešti mus į XIX amžiaus pabaigą. Grįžkim į to meto Klaipėdą. Prieš 140 metų šioje vietoje dar vyko statybos. Daug metų ręstas ir audrų vis apdaužomas šiaurinis molas buvo ilginamas, kad pristabdytų greit įsibėgėjančią Baltijos bangą, lengvintų laivų kelią į Klaipėdos uostą ir leistų jam augti. Pagal statytojų užmanymus, į jūrą molas išsikišo daugiau nei 2000 metrų. Mano tarnystė buvo numatyta vieta ant paaukštinimo pačiame molo gale. Statybininkai čia sumūrė beveik 9 metrų aukščio bokštą, mūrą aptinkavo ir nudažė baltai, o pačiame viršuje įrengė dujinį žibintą. Raudona šviesa, taip man buvo lemta šviesti ir naktį ir dieną, įsižiebė gruodžio 16. Buvau lyg kalėdų dovana visiems ieškojusiems saugaus kelio šioje Baltijos pusėje. Galiu pagirti to meto klaipėdiečius už jų darbštumą, sumanumą ir užsispyrimą, nepasiduoti ir nepavargti ieškoti sprendimų, kaip pažaboti įsibėgėjusią Baltijos bangą, visą šluojančius ledonešius ir klampes smėlio pusnis, be gailesčio griovusias miestiečių planus čia kurti geresnį ir turtingesnį gyvenimą. Gamtos stichijų suvaldymas miesto bendruomeniai reiškia daug. Nuolatinę gyvastį uoste, sotesnį ir patogesnį gyvenimą žmonėms, drauge su svetimų šalių laivais bei prekijais, į Klaipėdą atkeliaujančias naujas madas, žinias ir įvairovę. Stichijos spaudė, kartais atrodė, jog šaipėsi iš pastangų, bet klaipėdiškiai nepavargo ieškoti išeičių. Tam reikėjo daug laiko ir išminties. Sako, kad ir aš, baltasis Klaipėdos švyturys, tuo metu Klaipėdoje buvau naujovė, nužiūrėta Pilau uoste. Būtent ten atsirado pirmasis švyturys, kurio šviesai palaikyti jau nereikėjo nuolatinio žmogaus rūpesčio. Žmonija tuo laik jau žinojo, kaip šviesą įžiebti ir palaikyti, panaudojant dujas. Tada šviečiau taip ryškiai, kiek tik leido man suteiktos galios. O dabar užduosiu jums klausimą. Kas yra švyturys? Jeigu atsakysite tik trumpu paaiškinimu, jog tai signalinis įrenginys, skirtas šviesai skleisti ir saugiai navigacijai užtikrinti, mūsų švyturių misija bus prilyginta sausai šakai, neturinčiai jokių gyvybinių syvų. Šitaip apibūdindami visų pasaulio šalių jūrų uosto prieigusias tūkstančius šviečiančius bokštus,
nubrauktume šimtmečius besiklostančias jūrinės tradicijas ir krantų žmonių rūpestį jūros žygeivių saugumu, švyturys lyg spindinčios ir laukiančios kranto akys, rūpesčio jūros žmonėmis simbolis. Švyturys tai viltis. Nelaimėliui suteikianti jėgų pasiekti krantą, tai įkvėpimas nepasiduoti, tai žinojimas, jog esi laukiamas ir jau visai netrukus pajusi tvirtą pagrindą po kojomis. Kuo piktesnės jūros, kuo klastingesnės bangos ir srovės, tuo didesnis dėkingumas švyturio šviesos spinduliui, vedančiam į saugų uostą. Nepasakosiu šį vakar, kiek regėjau sudužusių vilčių ir audringos jūros kėslų neatspėjusių žmonių aukų. Aš galėjau gelbėti tik šviesdamas. Ir tų, kuriuos mano šviesa saugiai vedė pro uosto vartus, buvo nepalyginamai daugiau. Mano tarnystė tęsiasi ilgai. 60 metų. Džiaugiuosi, jog nebuvau vienišas. Pietinis molas, darbščių žmonių dėka, 20-ojo amžiaus pradžioje vis toliau brido į jūrą. Ir galiausiai Klaipėdą sukančius jūrininkus jau sveikino 2 draugiški žiburiai, sklidę iš abiejų molo bokštų. Aš šviečiau raudonai, o mano kaimynas žaliai. Vienas dievas težino, kodėl man pavyko pelnyti tokią didelę kranto ir jūros žmonių simpatiją bei pagarbą. Juk buvau tik nedidelis bokštas, žiemą vasaras tūkstantis jūroje. Atšilus mano papėdėje netrūko vaikštinėjančių romantikų. Žiemą įspūdingus mano ledo kailinius skubėjo įamžinti fotografai. Sako, jog mane vadino Klaipėdos Eifeliu. Sako, jog mano vaizdas keliavo po visą pasaulį drauge su pašto ženklais bei apie Klaipėdos jūriškumą pasakojančiais atvirukais. Gal ir nekuklu girtis, bet tuomet aš turėjau teisę didžiuotis esąs jūrinio miesto, o vėliau ir jūrinės Lietuvos simbolis. Jaučiausi svarbus, mylimas ir svarbiausia reikalingas. Viską pakeitė Antrasis pasaulinis karas. Po jo manęs jau nebeliko. Pasivaikščiojimų keliai dabar veda ne Baltojo švyturio link, pasimatymai skiriami ne prie Baltojo švyturio, o tiesiog ant molo. Ir nauji švyturiai dabar jau nestatomi, dabar sako montuojama įranga. Skamba ne taip romantiškai, bet juk ne man vertinti istorinių virsmų prasmę, ne man pasakoti apie šių laikų vertybės. Juk aš tik pražuvęs Klaipėdos baltasis švyturys, tik žmonių atminimuose išlikusi legenda, kuriai šiandien leista prabilti. Mielai žvelgčiau savo raudoną akimi ir šiandien, kviesdamas laivus į svetingą Klaipėdą. Bet manęs čia nėra, tačiau esate jūs. Darbštus, sumanus ir kūrybingi, puikaus Klaipėdos miesto žmonės. Jūs šio miesto švyturiai.
Linkiu jums saugoti tai, ką ilgus šimtmečius kūrė šį miestą auginusios kartos. Puoselėti jūrinę jo dvasią. Jūsų vaikų širdelėse auginti meilę šiam kraštui, jo praeičiai ir žinoma jūrai. Iš jūros pusės pučia gaivus, nors neretai ir stiprus vėjai, neleidžiantis aptinkti kranto žmonių sieloms. Prie jūros stūkso ir mano broliai švyturiai. Jų šviesa šiandien gal ir nebėra tas gyvybiškai svarbus siūlas, vedantis laivus į uostą. Bet daugybė mano brolių visame pasaulyje išdidžiai stebi uostų prieigas ir liudija jūrinę kraštų prigimtį. Kai pagerbdami šią svarbę švyturių misiją sakysite švyturių metai, aš, baltasis Klaipėdos švyturys, žinosiu, jog tai ir apie mane, ir apie baltą mano pavidalą, ir apie raudoną šviesos spindulį, vis dar ryškiai šviečiantį jūrinio miesto žmonių atmintyje. Вот такое вот супер шоу. Кстати, ребят, заметили, если первый раз, когда я снимал, то есть не первый раз, сначала было много людей. Šį renginį pristato Klaipėdos miesto savivaldybė. Renginio organizatorius kultūros centras Žvejų rūmai. Да, если заметили, то сначала было много людей, а потом люди все куда-то пропали. Дело все в том, что они это шоу повторяли 2 раза. Может быть, даже будет 3-й раз, не знаю. Вот, поэтому сейчас основная масса людей ушла, и можно было спокойно насладиться второй раз этим шоу. Немножко уже потемнело, вот свет видно намного лучше. Так что, в принципе, хорошо сделал, что остался на еще 1 раз. Но мне кажется, люди не уходят. Может быть, они это повторят и в 3-й раз. Вот так вот. Спасибо всем, что смотрели ролик до конца. Жду ваших лайков обязательно. Такие шоу, в принципе, в Клайпеде давно не было. До этого были световое шоу. В этом году его не было. В следующем году обещается, что снова будет. Поэтому лайки нужно ставить обязательно. Я сегодня очень спешил. Ехал с другой стороны Литвы, чтобы успеть хоть как-то на этот шоу. Думал, уже опоздаю, но, видите, ничего не пропустил. И это хорошо. Вот. Значит, подписывайтесь на мой канал. Еще раз ставьте лайки, не забудьте. А то у меня что-то лайков маловато. Вот. На моем канале, если кто не в курсе, кто первый раз, то я снимаю в основном ролики про Клайпеду. Снимаю про путешествия по Литве и по всему миру. Поэтому подписывайтесь, будет интересно. Всем спасибо и всем пока.